Neištikima sesuo. Kadaise vienas ponas vaikštinėjo po sodą ir panorėjo iš upelio atsigerti. Pasilenkdamas gerti nepersižegnojo, tai kai pasilenkė, tik kapt jį velnias už sprando ir nebepaleidžia. Velnias jam sako: pažadėk man atiduoti tai, ko namie nepalikai, tai aš tave paleisiu. Jis pagalvojo, kogi jis namie nepaliko. Tarytum viską namie paliko, atras ir sako: atiduosiu, man negreit reiks atiduoti, ar prižadi? Prižadu. Parėjęs namo randa jis gimusius dvynukus, sūnų ir dukterį. Jis labai apsidžiaugė, viskas būtų gerai, žmona stipri, bet kai prisimeni, ką pažadėjo, tai per širdį kaip durklų pervėrė. Auga šitie vaikeliai, sveiki ir gražūs. Kada tik jis į juos pasižiūri, jam ašaros rieda iš akių. Bet jis tos paslapties nesako nei žmonai, nei vaikams. Jau užaugo tie vaikai iki 15 metų, vis dar nieko neatsitinka. Tik štai išėjo kartą vaikai pasivaikščioti po laukus, užeina kaip ir koksai viesulas, pagriebė juos piktoji dvasia ir pradėjo nešti. Labai toli juos nunešė. Tada nusileido ant žemės ir jau nori praryti mergaitę. Broliukas įsitvėrė ją ir sako: ei seselė, ryk ir mane, kur aš vienas pasidėsiu tolimuosiuose kraštuose. Negaliu sykiu abiejų praryti, pavargęs esu, reikia man pailsėti. Kai jis užmigo, prieina didelis jautis. Vaikai pradėjo raudoti, tas jautis ir sako: sėskit ant manęs, aš išnešiu jūs nuo piktosios dvasios. Jie užsisėdo, jautis juos ir neša, labai toli nunešė, buvo greitas kaip briedis, tik užgirdo, kad kažkas atitrenkė. Jautis padėjo juos ant žemės, pripuolė dvasia ir šaukė: dabar tai jau prarysiu. Kad broliuką ryk ir mane kartu. Negaliu iš karto, pailsėsiu. Ir vėl dvasia atsigulė. Mergaitė pradėjo jam galvą kasyti, jis ir užmigo saldžiu miegu. Atskrenda labai didelis paukštis, didysis kalnų erelis. Matau, kad jūs esate nelaimingi, sėskite man ant nugaros, aš jūs išnešiu. Vaikai užsėdo, erelis juos ir neša. Nešė, kuo toliausiai. Išgirdo, kad jau dvasia vėl atitrenkė. Erelis tuoj metėsi skristi per šventąją upę ir suspėjo, perskrido per upę. Ten rado tuščius dvaro rūmus. Erelis ir sako vaikams: čia dabar jūs galėsite gyventi, gausite ir valgyti, nieko netruks, ir piktoji dvasia per šitą upę nepereis. Jie ten ir apsigyveno. Tas paukštis pasivertė mažu šuniuku ir sako: dabar aš jums tarnausiu. Kai tik broliukas eidavo medžioti, tai ir šuniukas bėgdavo drauge su juo. Kai jis toli išeina, ilgai negrįžta. Vienai pasilikusiai seseliai pasidaro labai ilgu. Prieina ji prie upės ir girdi, kad už upės kažkas labai gražiai groja visokiomis muzikomis. Jis sau mano, kad pas mus ateitų ta muzika vienu kartu išgirsta ji balsą. Išimk iš brolio kišenės skarytę, pamojuok vakare, mes ir nueisime pas tave. Ir taip ir padarė. Atėjo pas ją piktoji dvasia ir sako jai, kad galima būtų kaip nors nudėti tavo brolius, tai tada mes abu gyventumėm. Tu išsigalvok sau ligą ir sakyk: man prisisapnavo, jei išgerčiau vilkės pieno ir būčiau sveika. Sesuo apsimetė serganti ir pradėjo brolį prašyti: pamelžk vilkės pieno, tai aš būsiu sveika, man tai pasisapnavo. Brolis ją labai mylėjo, iš visų jėgų stengėsi viską padaryti, ko tik ji pageidaudavo. Ilgai vaikščiojo po miškus, pagaliau pamatė bėgant vilkę. Jis ištiesė šautuvą šauti, bet vilkė prakalbo.
nešauk, aš tau duosiu pieno ir vaiką. Tada jis ir padarė, pamelžė pieno ir pasiėmė vieną vilkiuką. Davė seselei tų vaistų, ar jį gėrė, ar negėrė, bet kiek pabuvus sako, nieko man tas nepadėjo, dabar man taip rodos, kad padės meškos pienas. Vis taip jai piktoji dvasia įkalbėjo. Brolis vėl stengėsi, bevaikščiodamas po miškus pamatė mešką. Vėl jis ištiesė šautuvą, bet meška prakalbo, nešauk manęs, aš tau duosiu pieno ir vaiką. Pamelžė jis meškos pienu, parnešė seselei ir meškiuką parsivedė kartu. Kiek pabuvus, piktoji dvasia vėl įkalbinėjo seserį, apsirk ir prašyk liūtės pieno, tai baisus žvėris, jo gyvo jau nepaleis. Ir su liūte taip pat nutiko, gavo pieno ir liūtuką. Praėjo bent pusę metų, šitie žvėreliai suaugo, tada sesuo vėl sako, niekai iš didžiųjų žvėrių, dabar reikia pamėginti iš mažųjų, atnešk kiškio ir lapės pieną, gal padės. Brolis ir vėl tai padarė, visiems žvėris duoda pieno ir vaiką. Mato piktoji dvasia, kad jis vis nepražūna, tada davė įdėti į valgymą nuodų. Bet šuniukas jį perspėjo, kai duos tau valgyti, tai pirma aš viską pauostysiu, ką aš apversiu, to ir nevalgyk. Tuoj būdavo šuniukas užšoka ant stalo, apuosto vieną valgį kitą, kur su nuodais ir apverčia, o kurio neapverčia, tą valgo. Pagaliau piktoji dvasia taip sugalvojo. Labai toli yra toks malūnas, 3-9 girnų. Tai sakyk, kad reikia nuo tų girnų pašluostyti miltų ir parūkyti. Tai tada tu būsi sveika. Kai jis nueis į tą malūną, jau nebegrįš. Ir pradėjo sesuo verkdama prašyti, kad atneštų iš to malūno miltų. Ir tą jis prižadėjo padaryti. Pasiėmęs visus to žvėris ir iškeliavo. Keliavo, beliko jau tik 10 varstų. Tada šuniukas liepė jam apsistoti toje vietoje, pačiam į malūną neiti, leisti visus žvėris prie savęs pasilikti tik vieną kiškelį. Kai tik visi žvėrys suėjo tan malūną ir užsidarė visos 3-9 durų, užsidarė ir pačios užsirakino. Po 3 dienų pasiunčia jis kiškelį pasiklausti, kas ten girdis. Sugrįžęs kiškelis sako, nieko nesigirdi, tyku, gražu. Palaukęs porą dienų vėl pasiunčia kiškelį, atbėgęs sako jis, trupučiuką girdis, kaip ir graužia kažką trupina. Po dienos vėl nusiunčia kiškelį, atbėgęs sakas, oi, labai girdis, braška, traška, kažką laužia. Dar po dienos pamatė, ateina visi žvėrys. Lapė su uodega prišluostė miltų ir dulkių nuo visų grindų ir grįžta visi atgal. Baigė jau į savo dvarą perkeliauti, tik šuniukas staiga šaukė, sustokim, klausykim, ką aš pasakysiu. Visi sustojo. Kągi jau tu pasakysi, klausė brolis. Pasitiks tave namuose piktasis. Jis jau susižadėjo su tavo seserim. Pasitikęs sakys, sveikas vaini, dabar jau aš tave prarysiu. Tai tu atsiprašyk, kad tavęs neprarytų, taip suvargusio, sudulkėjusio, sakyk, iškurenk pirtį, kai aš išsiprausiu, būsiu švaresnis ir praryti bus skaniau. Taip ir buvo. Pasitinka piktasis ir sako, tu dabar esi mano svainis, bet tu čia nereikalingas ir aš tave prarysiu. Kaipgi mane taip suvargusi, sudulkėjusi rysi. Pareisiu namo, iškurenk man pirtį, išsiplausiu ir tada galėsi mane praryti. Piktasis sutiko, kaip užkūreno pirtį, eina jis pirtin ir didieji žvėrys eina sykiu su juo. Jam šuniukas vėl sako, kai pirtį nusiplausi, tai paprašyk, kad svainis įeitų pirtin ir atsistotų prie aukštutinio.
prie aukštinio. Sakyk, kai lėksiu ir įlėksiu tau tiesiai į gerklę. Brolis taip ir padaręs. Nusiprausęs sako, eik į vidų, išsižiok prie aukštinio, aš užlipsiu ant aukšto ir įlėksiu tau į gerklę. Piktasis vėl sutiko. Kai jis įėjo į pirtį, žvėrys prispaudė laikė duris, o brolis uždegė pirtį. Pirtis susikūreno ir tas velnias kartu sudegė pirtyje. Tada parėjo jie sau gyvi namo. Pirmą naktį prisisapnavo seserį. Pakasinėk pelenus, ten rasi iltį. Padėk ją broliui po pagalvę, tai aš jį vis tiek nukirsiu. Sesuo taip ir padarė. Kai tik jis atsigulė ir liko negyvas, pamatė šuniukas, kad jo ponas nebegyvas ir sako visiems žvėrims, dabar kiekvienas turime vienas po kito mirti, tada mūsų ponas atgis. Pirmiausia, aš dedu galvą. Nukirto šuniukui galvą ir jaunikaitis atgijo. Tada kiškelis padėjo galvą, nukirto kiškelį, atgijo šuniukas. Reikia dėti galvą ir liūtui. Liūtą nukirto, kiškelis gyvas. Taip iš eilės visi žvėrys dėjo galvas. Galop eina eilė lapė, o jau jos nebėra, kas pavaduoja. Greit susirado lapė tokią šiaudinę be dugno vokelę, pintinę, užsimovė ant kaklo, padėjo tenai galvą. Vokelį kirto. Ji išsimovė iš vokelės ir liko gyva, o prieš paskutinis nukirstas žvėris irgi atgijo. Dabar brolis baudžia savo seserį, pasodino ją į penkę pūrį kubilą ir sako, kai priverksi šitą kubilą ašarų, tada bus tau dovanota.